šitie ordinai šlovės, vadina šlovės ordinai, yra aukščiausio kareivio apdovanojimą. Ir čia, reiškia, jeigu yra 3, čia yra 2 ir 3 laipsnis. Jeigu būtų dar 1 laipsnė, yra prilyginama prie Tarybų Sąjungos didvyrė. Ja. Čia yra, paskiau yra už Berlyną paėmimas, yra medalis. Tas, mes dalyvavau šturmuojant Berlyną. Už tai gavau šitą ordiną. Nu, paskiau čia yra sužeidimai, yra vienas sunkiai, vienas lengviau yra. Čia štai gvardija, čia aukščiausias kariuomenės dalinys, kurie apdovanotas tokiu ordinu. O čia štai irgi ordinas, vadinasi, Tėvynės karo 1 laipsnio ordinas. Reiškia, yra. Yra tarpais toks yra. Vat kai Smetonų laikas, Rusų laikas, Vokiečių laikas, ir vėl Smetonų laikas, vėl Rusų. Nu taip, tos sąlygos įgyvena žmonės. Prisitaiko prie to šitą laiką. Visas yra surišta su laikmetį. Padėkš. Nu va, čia yra, matot, jūsų stendai, kad ribų pas mumis parodo ir pasižiūrės. Galėsim pasižiūrėti, dar atrinksim, gal kažkas netiks, gal reikės pataisyti kažką dar. Aš manau, čia dabar yra,
Čia svarbiausia yra čia žydų valdybos Plungės, bankų valdyba. Nu va, gal pasižiūrėkime iš arčiau, ne? Čia Veiną turim. Va, mato, čia yra Plungės vaizdai. Ja. Nu. Ir mes čia turim, manau, visą eilę, matot. Dabar galim pabandyti pasikabinti. Ar taip? Jo, čia, ne? Gerai, tai pabandykim. Tada neprilaikyk, nu, biškį. Aš manęs užduoju. Prilaikyti, nu. Va. Žiūrėkim. Biškį. Dar biškį. Va. Dabar jau teisi. Ja, lygiai. Pabandykim tom. Čia lygiai. Man atrodo, kad biškį vežama, bet man atrodo, niekai neapkeiskim, ne? Buvom 7 vaikai, tėvas vienas dirba. Žydų gyvenimas buvo Plungė labai intensyvus. Mano senelį užsiminėja tokia prekyba, būdavo pardavinės kraupus. Aš pats, ką mokiau stalių prieš karą, tai Velykas būdavo, aš jiems atneždavau Velykį pyragą tokį macis, kur kepdavo. O ką būdavo jų Velykas, aiškiai, man atneždavo ir aš net į lašiną valgydavau, aiškiai, bet nebuvo mūsų tėvo tokie jau dar religingi, bet tai nepasakojo aš jiems šitą. Neblogai sugyvena ir nebuvo tokie ekscesai, kad būtų kokie nors dideli įvykiai, kad būtų priešais, reiškia. Taip gyvenom, kaip aš turėjau draugų, beveik daugiau draugavau su lietuviais. Kadangi mes gyvenam pabaigoje, reiškia, kurie kvartalas žydai buvo mieste, centre, buvo žydų beveik visi namai. Tik ta pakraščiuose jau gyvena lietuviai. O aš pakraštį gyvenu ir turėjau savo draugus, žaisdavom, aš jiems droždavau švilpukus visokius yra. Tūkstantis 1941 metų birželio 22 karas prasidėjo. Sekmadienis buvo. Vokiečiam dar neužėmęs Plungę, vietiniai fašistai ir antisemitai vadovavo. Mus pažadino naktį,
Mes apsimeigoję, nieko nesupratome, kas atsitiko. Už langės girdame žmonės šauksmus. Ir aš pasakiau, jeigu aš liksiu gyvas, viso pasaulio žmonės turi žinoti, kas atsitiko. Kad man suėjo 13 metų, reiškia, pažydų priimta, reiškia, pilnametystės. Ir aš turėjau skaityti, yra kiekvieną mėnesį istorijos įstraukas sinagogai. Mata, man balsas buvo labai toks skardus, buvo gražus balsas, dabar tai jau laringitas, jau nebėra. Ir aš paskaitau, labai matytis patiko. Ir paskiau ant rytojaus atėjo pas mūsų Klaipėdos miesto žydų valdybos. Mes norim, sako, jūsų sūnų siųsti į Telšių mokytis kunigų parengiamosius. Nu, sako, mes neturim pinigų, sako, kaip čia, ko, sako, nereik, sako, viskas, sako, mes apmokėsime. Nu, tai kaip sutiko. Nu, tai yra užrašyta. Kiek yra. Čia vienas iš seniausių namų, vienas iš seniausių namų Telšiuose. Tai čia tu nesimokė? Ne, čia ateidavom tik taip šitą pasimesti karstaus, o ten daugiausia ten mes mokėmės tą. Bet kas čia buvo? Čia mokės tai, kad vyresnė buvo? Ja, čia vyresnė, o ten buvo paruošamasis, buvo, reiškia. Turėjo 3 metus mokytis ten, paskiau tik tą jau priimdavo į... Bet čia visus studentus ir paruošiamusius, ir tus jau vyresnius visus čia surinkdavo kažkokiom progom? Nu, čia buvo... Kokį progą atėdavo čia melstis? Viensyk per mėnesį, viensyk per dainą? Ne, per švenčių. Per švenčių. Nuo 1700 iki 710 metų kariavom su švedai. Ir per ton karą prasidėjo badas, po bado buvo maras ir Žemaitijo beveik tik 30 gyventojų. Ir tada, kadangi neplėt daug amatininkų, sudarė daug smuklių, Žemaitijo atsirado daug žydų tautybių žmonių. Ir anie užpildė kontorstum, atsirado didesnį turgą, pas mus krašto buvo didelė gera. Ir per daug metų reikėjo tada ir dvasinių mokyklų, tokių kad veikia. Tepi vadinas Telšių rabinų mokykla. O suvažiaudavo jauni žyduką mokintis iš visos Europos. Ne taip, kad iš Afrikos. Iš Afrikos. Jo, net iš Afrikos, iš visų kontinentų, iš vis pasaulio atvažiuodavo. Netgi į vokiečių dokumentinį filmą paklius. Jėzus, kiek aš kartu su ekskursijom kartu, būdavo pro šalį, atsistoju, kiek aš žiūrėdavau, kiek aš veizėdavau, nieko nematydavau. Kiek metų? 86? 88. Tai bus už 2 metų didelis balius. Tai da gyventi. Nu tai.
Kas tas į tokiam žmogui 2 metai? O 12 jau jį nemaža, o 2 metai. Tik vis tiek tas žmogus privečeris visų metų atvežkui 50 gramų, kad nesentumėt. Kad laikyt. Gerai, didelis dėkau. Ačiū tau. Mes su vaką senam toliau per miestą. Kur maus? Mes per mes miestą turim tokią ekskursiją. Kur reikės suvažiavimas? Tai kiek čia teisybės ir kad jeigu žydų nams, ta gatvė, ta duris į gatvę? Ne visuomet. Matai, kadangi nebūdavo, ką plėtų, reiškia, turėtų daržą, reikėjo eiti į senos... Į daržą, į tvartą. Nereikėjo tai aplinkui būdavo. Nu, į mūsų tas namelis irgi buvo, turėjom daržą, ten, matai, ir tas duris buvo 2 duris. Iš vienos pusės ir iš kitos pusės buvo. Bet jeigu... Iš virtuvės išeinant į kaimą, ten buvo tualetas buvo ten lauko. Ir... Bet jeigu žiūrėjai žmogus krautuvėlę, dirbtuvį, sakau, vis tik patogiau buvo, kad iš gatvės būtų. Nu, iš gatvės būtinai, kur buvo šitie visi krautuvės, kur buvo Rytavo gatvė, visi namai buvo duris priekį. Iš gatvės įeiti. Iš gatvės būdavo pakabintis toks skambutis, reiškia, ant staktos. Kad duris atsidarydavo? Atsidarydavo, įsiskombėdavo, reiškia, į tą žmogų, į tas atėdavo, nereikėjo visą laiką sėdėti ten prie stalą. Verblovskienė čia buvo į duktę. Aš tik nevėjus, dar draugas čia gyveno. Ir man... Čia kur tavo lomas buvo? Tam kambarį? Šitavo kambarį, aš buvom. Tam kambarį? Tam kambarį gyvenam, 2 gyvenam, ten šitą virtuvė buvo. A čia gyvenat jūs? Podobis, daudas, visi čia esam seni, visi pensininkai čiupeinam. Čia gyvenat, Tai čia gerą kompaniją susirinkot? Gerą kompaniją susirinkot, gal kad sėdi visi. Gerą kompaniją susirinkot, visi seni, visi savi. Turit apie konparokovą. A jūs čia gyvenate? Atsimeni, kas čia gyvena, Verblovskienė. A senė čia gyvena? Čia 5 metų, bet jau, kad aš gyvenau Žaliųjų gatvėje, prie pat Lunga buvau, iš Alyvvietės į gatvę, niekur 29 metų išgyvenau, nebuvo jokių bėdų. O čia tik padėjau, nepada nieko, bet kai pradėt slidinėt,